Kaip skauda. Jau man aktyviai girdi prieš savaitgalį. Reikia užsipurti. Mandėlį šiandien. Nelabai norėjusi tą būčią būtų atidaryta. Aš visą geriau ir atrodo apsivemsiu. Labas rytas, ruošiuosi treniruotę. Šiandien yra penktadienis. Aš iš tikrųjų filmavau. Gal pradėjau filmuoti nuo trečiadienio. Bet nemeluosiu, aš nesijaučiu gerai tom dienom. Ir žinot, kai filmuoji ir nesijauti savim, ir kažkas tiesiog nesieina. Nusprendžiau pradėti iš naujo. Aš nenoriu kelti kažkokio turinio, jeigu aš nesijaučiu 100% savim. Ir aš nebandysiu čia kažko apgaudinėti. Man tikrai paskutinės dienos buvo biški tokios emotional. Tai pradedu šiandien iš naujo. Turiu atkarpas. Tai dabar ruošiuosi treniruotę. Oras visai nieko, saulė išlindo. Šiandien tokios įdomesnės atkarpos, nes darysiu 6 kart po 300 su 3 minutėm poilsio ir nėra peisų. Treneris sakė tiesiog bėgti greitai, bet ir kad nemirt gale treniruotės. Kada baigti treniruotę. Tai žodžiu, neturi būti lėtai, bet neturi būti per greitai, kad pavyktų padaryti visą treniruotę. Įdomu, kaip bus. Tai va, dabar susiruošiu. Dabar yra po 9:12, po 9:30 išvažiuojam. Dar užsuksiu į cirklę. Pasimsiu, man patinka tas Vitamin Well gėrimas treniruotėj, nes ten su elektrolitais. Aš šiaip Lietuvoje neturiu elektrolitų, nes Amerikoje turiu ten prisipirkus, Lietuvoje nieko neturiu. Ir gal pasimsiu dar kavytės, pasižiūrėsim. Nežinau, ką daryti su plaukais. Kaip ir galėčiau gal susilyzint, nežinau, nes šiandien dar darysiuosi veido procedūrą, turbūt veido valymą, nežinau, pasirinkau, kad man kosmetologė parinktų procedūrą, tai dažniausiai tie plaukai biški išsirebaluoja, vis tiek reikės plauti, nežinau, ką čia su tais plaukais dabar daryti, gal tiesiog susiryšim kasytę. Susinervinau, žodžiu, ruošiausi ir mano auskarų tas uždarytukas nukrito kažkur ir nežinau kur ir dabar negaliu įsidėti auskaro, tai abudu turėjau užsiimti ir pasilikau tik tai kitus 2, kuriuos turiu. Reikės vėl ieškoti auskariukų pirkti. Gal truputėlį tą grifkutę susilysinsim, kad jinai man labai neskraidytų. Žinokit, man taip sunku, nes man reikia pasitonuoti plaukus. Aš užsirašiau pas kosmetologę. Aš ten noriu pasidaryti blakstienų laminavimą, reikia susitvarkyti nagus. Aš turiu tiek daug dalykų pasidaryti. Pasidariau dantų higieną. Ir dar buvau gavus komentarą, kad mano labai balti dantis. Bet žodžiu, mano dantis labai apnašėja. Mano pats dantis labai baltas, bet man jie apnašėja. Ir aš sakau, kodėl man jie apnašėja. Aš paklausiu vakar. Sako, tu geležį geri. Sakau, jo, ir daug, nes pas mane geležis labai žema. Nu, sako, dėl to. Tai sako, arba pasirinkti reikia, arba neger geležies, arba jau tada dylinti su tuo apnašėjimu. Tai va, išvalė dantis, tai žiauriai gerai atrodo. Nežinau, kiek man jie laiko neapnašės, nes aš turiu gerti geležį. Nu, žinot, rezultatai man kaip ir yra prioritetas, o geležis, nu, ypač moterim yra žiauriai svarbi ir rezultatai nuo to labai priklauso. Su maža geležim tai nieko aš nepadaryčiau, nu, vat reikia pasirinkti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Jeigu aš galėčiau daryti tos valymus, žinokit, dantų higieną aš daryčiau turbūt kas kelis mėnesius. Gerai, pabaigiu ruoštis. Nu va, plaukučiai dan. O aš dabar apsirengus esu taip. Bet žodžiu, ką aš darau? Aš visada apšylu su vienais šortais ir tada persirengiu. Aš labai nemėgsiu, kai aš esu suprakaitaus ir man reikia pradėti treniruotę. Tai aš dabar turiu šitus šortus, bet pasimsiu persirengti į šitus rožinius, kur rodžiau, kad nusipirkau Amerikoje. Nes aš sakau, aš tiesiog labai nemėgstu suprakaitavusi tada pradėti treniruoti. Man reikia, kad šortai dar nebūtų taip, nu, aš nebūčiau šlapia visą. Spartinukas man taip neprakaituoja, bet kai bėgi ir šilta, tai šortai visada vakar buvau užsidėjus mėlynus šortus, tai atrodo, kaip prisisisiojus buvau. Nežiauriai suprakaituoji, bet, nu, tai žodžiu, aš mėgstu persirengti, kad bent jau kažkiek pabūčiau fresh. Vis tiek po to suprakaituoji, bet jeigu aš apšilčiau tuose rožinėse šortuose, tai aš jau būčiau po apšilimo visą šlapę. Nu tai žodžiu. Ir dar po treniruotės pasimsiu tokį jogurtą. Žinokit, labai paprastai, jokių proteinų aš nevarau jau čia. Ekologiškas jogurtas su bananais. Ir čia tikrai su cukrum, bet angliavandenį ir proteinas yra labai svarbu. Tai nebijokit cukraus. Reikia, ypač po tokios, kaip aš darysiu treniruotės. Tos mano atsargos cukraus po aštrių atkarpų jos labai mažėja. Tai reikia visada atstatyti.
Dar pasidarysiu, aš mėgstu pradėti porą savaičių iki varžybų beetroot, tai čia yra tiesiog burokėlių kaip sultis, bet miltelių pavidalų. Tai čia, žinokit, žiauriausias dalykas yra žiauriai neskanu. Aš bent jau šitą pudrą, jinai turi kitokį skonį biškį su skoniolė, bet aš visą geriu ir atrodo apsivemsiu. Čia reikia kuo greičiau, kuo labiau nemąstyti ir varyti. Taip panosį jau kemšuosi. Ir taip blogai. Aš jau ready. Toks jausmas, kad kažką palieku. Tai tikėkime, kad nieko nepaliekam. Viskas lekiam. Kaip jums mano bolidas. Važiuoju ir kaifuoju, žinokit. Labai gerai. Ja. Sugalvojo. Penktadienis visi aktyviai girdi prieš savaitgalį. Reikia užsikurti. Nežinau, ar matosi jum. 5 minutės apšilimo. Tikiuosi matos, aš nieko nematau. Dušnoka šiandien, bet pats tas. Po 300 pats tas. Treneris tvarka daro kamuolius iš takų rinkinyje. Labai gerai. Kartais būna bėgi pirmam tokia kamuolyva, taip va. Kliūtis. Jo, matau. Dar reikia mokyti jūs tas. Ar reikia mikrofoną užsidėti? Sakė, buvo įdomu pamatyti, kokius virilsus darau. Tis. Žinokit, musę prarijau, kai bėgau. Ir jūs tas prarijo. Nemokamas proteinas. Pre-workoutas, sakėt. Kem 3-5 biški per greitai jau jaučiu. Laikom čiūrų žodžio. Pradedam čia. Nes šonas prieš vėją. Man atrodo bus blogai. Tikrai per greit biški. Ir dar iš stovimo starto. Laikykit čiūrus, prašau. Jo, aš nufilmuosiu 5, 6 kitą. 6. Ir tas laikas greitai, jau minutė 30 polisis. Kem 2:09. Jūs tas, ką sakė po... Kiek? Mes, karočią, sukeliojomės visą ratą, nes nežinom, iš kur vėjas. Dabar lyg turėtų šonas, visi šonai prieš vėją. Šitą tiesiog pavėjų, tai žodžiu. Gerai, kem sekundžių. Susitiksim po, jau man. Kem 3-5. Jūs tai pravesi jau šitą. Man reikia vėją, kad užstotum ragas. Gerai. O. Paskutinis ir is what it is. Dabar tik tai pabandyt išbėgti panašų tempą ir bus labai gera treniruotė. Kaip skauda. Gera netreiškia. Labai. Nes Greičiau buvo. aš norėjau, mes tikėjomės labiau kem 54, o mes visus kem 3 padarėm ir kem 2-1. Labai gerai. Ar tau prideda motyvacijos, kad tu treniruotės darai vienam stadione su pasaulio rekordininku? Tu filmuoji bent jau? Taip. Jo. Prideda motyvacijos? Svarbiausia, kad neiškaltų manęs. Gerai. Sako, Justas, pavargau, sako. Nebeturiu jėgų. Išėjo vaikinas disko pamėtyt. Bėgu atsistatymą 9 minutės mylę, tai čia gal 5 per kilometrą. Aišku, ant žalytės basom, bet if you know, you know, apsivėmiau. Gal kokių pusę valandos galėjau ant žemės, nes visiškai ragas, žinokit, visiškai. Kur čia jūs padėt geriau, nežinau. Rankos visas suprakaitavusios.
Thank you. Labai greitai aš čia nusiprasiu, persirengiau, lekiam pavalgyti pietų ir eisim po guliuko. Turbūt kas yra Palangoje nusivylę tokio oro dabar, nes vis tiek pasislepia saulė, bet žinokit, čia mums yra pats tobuliausias pogulio oras. Pažiūrėkit. Apsiniaukia, tik tai traukia į lovytę. Tai va, pavalgysim ir eisim panepint, žinokit. Šitą donytę kokios skanumą, žinokit, man atrodo, jie čia patys kepa, tai labai skaniai. Tai bus žuvytė iš pradžių visada ir karštas, tai bus su donytė labai gerai. Produktyviai kažką žiūri. Kas čia? Kokia čia žuvytė, kaip manote? Balta kažkokia. Rakaukta. Grybų. Bulvių mes valgom tai nemažai. Balandėlį šiandien pietum. Žinoma, jūs manęs nematot. Snekinu. Savo rašytų sviestą su bananu, nes to jaus atvyks kosmetologė. Užsirašiau veido procedūrai. Treatwell. Rašė man žinutė, kad atvažiuoja į namus. Tai labai fainas dalykas, nes šiaip Amerikai žinau, kad yra. Tikrai Lietuvoje man dar neteko susidurti, tai kodėlgi ne, tai 4 valandą atvažiuosi ir noriu pasidaryti veido valymą, biškį išsivalyti čia viską. Tai va, pasnekinsiu, nes turbūt valandėlę reikės jau gulėti nieko neveikti. Bandžiau miegot, bet nepavyko šiandien, bet viskas ok, nes aš šiaip naktį visai daug miegojau šiandien ir gal įsitaškius po treniruotės biškį, nors ką aš ten prie telefono pasidėjau. Ir dar jeigu pastebėjot, aš snekinti mėgstu sveikiau tikrai. Ir pavyzdžiui, tos datulės su riešutų sviestu ir šokolado aš labai mėgstu. Žinoma, čia man jau nebeišeina pasidaryti, aš tengiuosi įsigalvoti kažkokį sveikesnį tą snekinimą. Bananas su riešutų sviestu, šiaip riešutų sviestas yra gan maistingas ir turi tikrai nemažai kalorijų. Tai pavyzdžiui, vis tiek, man reikia tų kalorijų, tai aš kaip snekinu, tai aš bandau valgyti kažkokį maistą, kad aš jausčiausi pilnesnė. Kad man nereikėtų eiti į šoną ar snekinti ten, nežinau, čipsais ar guminukais ir panašiai. Tai tikrai įmanoma snekinti sveikiau ir man labai patinka bananas su riešutų sviestu sveika ir tikrai jaučiuosi pilnesnė. Aš jau po procedūros, aišku, man čia kamera kažkokį filtriuką uždeda, tai nesimato viskas taip, kad labai ta oda ryškiai matytųsi, bet labai faina buvo kosmetologė, sakė, kad jos dukra žiūri mano vlogus, tai linkėjimai. Iš tikrųjų, man taip gera, kai žmonės ir pasako, kad žiūri ir jiem labai patinka, žinokit, man labai smagu girdėti tokius komentarus, nes aš visgi noriu išlikti kažkaip savim ir viską dalintis kažkaip natūraliai, tai nežinau, kiek jums tai patiktų ar nepatiktų, tai man labai džiugu, kad tikrai yra tokių žmonių, kurie ir pagiria, ir sako, kad žiūri, ir jiem labai patinka, tai žinokit, love. Bet kas man dabar atsitiko? Aš bandžiau atidaryti šitą kambučio ir neaišku su tokiu uždarytuku. Tai reikia turėti atidarytuvą, o aš pasiėmiau raktą, bandžiau atidaryti, kai variau, čia man nusivarė oda, žodžiu. Einam iki apačios, paprašysim, kad atidarytų, nes man reikia kažko gazuot. Šiandien su jais sušnekėjom, sako, kaip gera išgerti kokios kolos ar panašiai po tokios trefkės, sunkios ir karštą laukę, tai aš dar neturėjau nieko gazuoto, tai, kad man atidaryti šitą kombučą, draugė sakė labai skani, tai pabandysim. Žinok, nelabai sėkminga čia tas buteliukas kombučios, nes jau paprašiau, kad bare atidarytų, nuskilo stiklas prie dangtelio. Tai žodžiu, davė stiklinę su šiaudeliu. Nelabai norėjusi tą kombučią būtų atidaryta, bet žodžiu, nieko. Viskas gerai dabar. Ai, čia mozzarella. Ale norėjau jums nufilmuoti visą vakarienę, nufilmavau salotas, užsišnekėjom ir pamiršau nufilmuoti pagrindinį patiekalą. Bet valgiau jautieną su grikiais. Norėjau dar nulėkti pirtelę pabūt šiandien, bet kadangi dariausi veido valymą, tai nemanau gal, kad gerai tą pačią dieną, nežinau. Tiesiog, kadangi ta oda tokia švari ir kad ten vėl tos poros neužsikimštų, tai nenoriu eiti šiandien, naisiu gal kitą kartą. Užbaigsiu šitą video čia, labai ačiū, kad praleidot šitą sporto dieną su manim. Aš ir toliau ruošiuosi Europos čempionatui, o mes susitiksim kitam video. Čiau!